Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Sveiki! Šiandien laida Duok labas keliaus į netoli Trakų įsikūrusį poilsio ir pramogų parką pas milijonierių 2011 metų pasaulio pokerio asmenybę, taip pat daugybės labdaros projektų iniciatorių ir rėmėją Antaną Guogą. Ir tame poilsio pramogų parke mus kilniaširdiškai sutiko priimti Antano Guogos 9 mėnesių vokiečio aviganis Nordas. Prašau ironiškai nesišypsoti. Derinant filmavimo laiką, Antano Guogos padėjėjas taip ir pasakė: viskas gerai. Taip, būtent taip Knopkė ir pasakė, viskas gerai. Nordas nori filmuotis. Taigi, Antanas Guoga ir jo mylimoji Aistė Šlapokaitė mums papasakos ne tik apie vokiečio aviganį Nordą, bet ir apie save daug įdomių ir pikantiškų dalykų. Būtinai žiūrėkite laidą. Šiandien laidoje pažintis su vokiečių aviganiu Nordu, kuris savo šeimininką, milijonierių Antaną Guogą, kasdien priverčia nueiti 10 kilometrų. Kodėl dėl Nordo buvo paskelbti visaliaudiniai rinkimai, kaip jis žaidžia tenisą ir kokį neįprastą maistą ėda paneigdamas visus prietarus, o taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Šiandien laida Duok labas keliauja į netoli Trakų įsikūrusį poilsio ir pramogų parką, kur savo valdose mus sutiko priimti jaunas gražuolis 9 mėnesių vokiečio aviganis Nordas. Na, laida žada nemažai siurprizų, nes Nordo šeimininkas Antanas Guoga visame pasaulyje žinomas pokerio žaidėjas. 2011 metais Paryžiuje vykusioje ceremonijoje paskelbtas pokerio asmenybė ir žmogus mėgstantis daryti gerus darbus be reklamos. Tarkim, vienam labdaros projektui yra pervedęs jau daugiau nei 1 milijoną litų. Taip pat remia Lietuvos krepšinio rinktinė, jaunus talentus ir taip toliau. Jo mylimoji Aistė Šlapokaitė garsi manekenė, šiuo metu studijuojanti psichologiją. Taigi temų pokalbiams su abiem pašnekovais ir Antanu Guoga ir jo mylimąją Aistę užtektų kelioms laidoms. Bet vis dėlto mūsų akys krypsta į keistai ramų ir romantiško žvilgsnio vokiečių aviganį Nordą, kuriam vardą beje rinko visa Lietuva. Tad negaištame laiko ir klausėme Aistės su Antanu, kaip šis augintinis atsirado jų namuose, bene kortomis bus išlošę. Jis gimė prieš 9 mėnesius balandžio viduryje, o įsigijom, kai jam buvo 2 mėnesiai berods. Mažutis visai. Čia Antanas nusprendė, kad šitą veislę rinksimės, kaip ir sako, protingiausi vokiečio aviganiai. Protingiausi ir mes į kaimą savo, į Alytaus rajone. Nupirkom jo pusbrolį jau prieš 3 metus ir šiaip labai visi patenkinti. Pedantas. Veislėjo labai gerai, iš tikrųjų, iš esu. Tėvas belgas, mama lietuvė. Tai jisai toks, jis toks geras. Kosmopolitas. Šiaip labai protingi šunius ir tas veislynas, kur veisia garliavietis, jisai, kaip ir skaitosi garliavietis, tai ten tie žmonės labai profesionalai. Iš jų pirmą Zasko įsigijom ir šitas kaip antras jau. Po reklamos žiūrėkite, pažintis su vokiečių aviganiu Nordu, kuris savo šeimininką, milijonierių Antaną Guogą, kasdien priverčia nueiti 10 kilometrų. Kodėl dėl Nordo buvo paskelbti visaliaudiniai rinkimai, kaip jis žaidžia tenisą ir kokį neįprastą maistą ėda paneigdamas visus prietarus, o taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Žinia, auginant šuniuką ir dar išsirinkus veislę, kurios į rankinuką neįsidėsi ir kartu nepakeliausi, reikia augintiniui skirti daug dėmesio. Tiek Aistė, tiek Antanas itin užimti žmonės, daug laiko praleidžiantis toli gražu ne Lietuvos kaime. Na, bent taip galėjome įsivaizduoti, skaitydami apie jų dviejų keliones po svečias šalis ir aktyvią veiklą. Tačiau tai, ką dabar papasakos Antanas ir Aistė, privers suklusti. Anupriškės jo namai. Tai čia kaip anupriškių šuniukas. Bet taip gaunasi, kad mes negalim palikti dabar anupriškių.
Dėl Nordo. Tai žinot, vat, kad ir grįžę iš Australijos jau galvojom, Vilniuje išmiegosim, gal vat, pabusim keletą dienų, bet vat, dėl Nordo, nes jam čia geriau, norisi jam pasilakstyti, po miškus pabėgioti, mes čia būnam. Taigi, nepaisant begalės darbų, Nordo draugai vis atskuba grįžti į jo namus. Ir ką žinai, gal šunelio atsiradimas šiuos du pasaulį išmaišiusius charizmatiškus kosmopolitus vis ilgiau sulaikys Lietuvoje, o gal visur keliaus jau 3? Jis apskritai visur su mumis keliauja. Čia tiesiog jisai skaito kaip jo namai. Geriausiai, jaukiausiai jaučiasi, bet į Vilnių važiuojame į Vilnių kartu, vasarą į Palangą keliavom, tai viešbutį papildomą mokestį mokėjome, kad jis būtų kartu mažiukas toks. Tai jis visur drauge. Sunku tik, kad užsienį negalima skraidintis. Didesniems sudėtinga galima, sudėtinga, didesnių negalima tokių. Tai... Žinant spalvingus Antano ir Aistės gyvenimus, nepanašu, kad jiedviems būtų pritrūkę fantazijos sugalvoti mažajam augintiniui vardą. Tačiau prieš daugiau nei pusę metų viename dienraštyje buvo paskelbtas konkursas. Taigi įdomu, kodėl Antanas Guoga nusprendė, kad Nordui vardą turi išrinkti visa tauta ir kodėl iš daugybės pasiūlymų išsirinko būtent Nordo vardą. Tiesiog ta N raidė buvo dėl to, kad visus šituos šuniukus gimusius, jie 3 broliukai ir 2 sesutės gimė, sako, pavadinsim iš N raidės. Kodėl būtent aš dabar net... Čia pagal dokumentus reikėjo. Pagal dokumentus iš N raidės. Tai vat iš to kilo, kad N raidė. Toliau mums kiti draugai sako, įdėkite raidę R vardę, tai reiškia daugiau sėkmingas tas vardas. Va, toks. Tai ir tiesiog natūraliai mes ir patys galvojom, kokį tą vardą parinkti, bet to pačiu kažkaip vieną vakarą atvyko žurnalistai čia jo nupriškė, sako, mes jums padėsime. Ir vat žmonės rinko taip pat, bet įdomiausių tų vardų pririnko. Siūlė įvairiausių variantų. Šimtais. Jo, kodėl Nordas, tai va Antanas kažkaip pašūkė Nordai ir jis taip labiausiai sureagavo į tai. Pats įsirinko vardą iš tikrųjų. Pats, jo. Nordukas. Nordukas. Mes Nordukų įvadinam. Tai. Jo, jisai žino, kad Nordukas. Nordukas. Iš Nordo tapo Nordukas ir jis dabar žino šitą vardą gerai. Stebint šią ramę besišypsančią trijulę, mintise ne vienas turbūt pradėjote spėlioti. Kiekvienas save gerbintis šuo iš visų kartu gyvenančių žmonių dažniausiai pasirenka vieną, tarsi kokį gaujos vadą. O gal Nordukas išimtis? Aš gal sakyčiau, kad labiau Antaną galbūt pasirinkęs. Gal jis jaučia, kas ta tikroji valdžia yra šeimoje. Bet šiaip konkuravimo jokio nėra, kurį čia labiau myli ar kuriam labiau dėmesį rodai. Jis laimingiausias jaučiasi, kai esam 3. Ramiai, tada miega, ilsisi, laimingas. Bet šiaip gal sakyčiau truputį su Antanu. Daugiau to tokio, gal kaip vyriška lytis, taip pat, nežinau, gyvūnų jaučiasi kažkiek taip. Taip. Jis manęs labiau bijo. Jo, jis Antano labiau bijo. Aš jeigu kažką pasakau, jis taip, kam daryti, jeigu gali mane daryti. O Antanas jau, kaip pasakė, jau viskas atliks. Laiptais bijodavo mažiukas lipti, aš nešiodavau, jau toks ir sunkus, bet aš nešūnų gaila, nemoka nulipti. Antanas, kas čia dabar, sako, vargsti nešioji, Nordai, lipk nuo laiptų, tai kiek ten truko? Pusdienis ir viskas. Taip, kartu lipa, labai paklusnus jisai. Jis labai protingas, jis viską supranta iš tikrųjų. Eiti, neiti, daryti. Tai gal Nordas nuo mažens kankina šeimininkus nepaklusnių ar įnoringų elgesių? Aistė prisipažino, kad į rytinį pasivaikščiojimą jis ją žadina. Tačiau... Sunku būtų įvardinti tą kažkokią šunybę. Kaip ir draugai, kai įsigijome pažįstami, sakė, saugokit odinius batus, baldus, netgi striukes. Nieko, nei kažkokių batų, nei baldų, nieko nėra. Nei pridarė, nei karto namie nepridarė nuo pat. Nuo 1, nuo 2 mėnesių nedarė nei sysių namie, nei kakų, nieko. Visada laukia, toks protingas tiesiog labai. Žinokit, tikrai keistas dalykas, mes nemokėm va šito, kad negalima šitų visų gamtinių reikalų namuose. Vat jam toks noras ant žolytės visada būdavo. Ir man taip keista, nes aš prieš tai mažutę paauglė esu turėjus šunų. Ir ant kiek mes vargdavom, kad išmokyti, nedaryti namuose, o su Nordu kažkaip stebuklingai.
Jam tiesiog netinka namuose tų dalykų daryti. Labai jisai supranta viską ir jaučia net. Kada grįžtų, jaučia. Taip. Pasakai jam pabūti ir jis pradeda neina. Net ir namuos pasilieka. Žino, kad jam negerai, bet jis pabūk nuo. Jo, tą žodį turim tokį. Pabūk ir jisai viskas vidury kambario nesiveržia prie durų, klauso. Aistei papasakojus, kad paauglystėje turėjo problemų su šuniukų auklėjimu, įdomaujamės, gal Antanas taip pat turėjo ne vieną augintinį, todėl ir moka su Nordu taip vyriškai susitarti, kad nereikia jo laiptais nešioti. Aš turėjau, bet šiaip savo niekada, kaime buvo, bet kad namuose laikyti vis tiek. Kaip pačio vaikystėje gyvenau bute Kaune, tai nebuvo tokių galimybių, bet kaime buvo 2-3 šuniukai, daug kačiukų, daug arklys ir aš visada verždavausi į kaimą ir dėl to kažkaip taip ir turėjau, atsimenu, ir vardus ir viską jų. Tai praėjo dabar Vazasko, kitas jo pusbrolis gyvena ten. Bet dar mažesnis Nordas buvo prieš kokius 3 mėnesius. Vasarą dar čia buvo. Buvom nusivežę į kaimą kartu su Zasko padraugauti, su pusbroliu, čia taip išeina. Bet dar kol kas ten jiems nepavyko. Per mažas šitas, anas per didelis. Dar kol mažas, tai žinot, vis tiek toks daugiau paišdykauti. O dabar jau toks darosi, tampa vyru. Gulė dabar, gulėti, viskas. Gulim Nordai. Kaip jau turbūt pastebėjote, bendraujame su trijulė. Būtent trijulė, nes Nordas, nors ir nepratarė ne vieno žmogiško žodžio, įdėmiai klausė akis pastatęs. Ar viską teisingai jo draugai pasakoja? Gal dėl to Antanas su Aiste itin pagarbiai apie jį viską ir kalbėjo. Šitas čia dabar valdo teritoriją nupriškiu. Tačiau valdydamas didžiulį ūkį, Nordas puikiai atsirenka, kas svetimas, o kas su reikalais į svečius pas jo šeimininkus atvyko. Tad be reikalo, nesulaukęs pavojaus signalo, nei loja, nei kitaip nerimą rodo. Jis pripratęs būti su mumis, tai... Jam svarbiausia yra būti kartu. Nėra kažkokių išdaigų ar neklausimų, kažkokių tai ambicijų, bet svarbiausia būti kartu. Va taip. Va jam ramu. Jo, jis daug ramybės atneša šiaip, nes jis nori būti ramus, ilsėtis, vaikščioti, aišku, kai jau išeina į mišką, tai daug laksto, daug energijos turi. Štai gal sakyčiau, kad pas mus niekad nebuvo tokios tarp mūsų įtampos ar neramybės kažkokios. Mes ir taip iš savęs gan ramus, tai jis tiesiog pritapo į mūsų šeimą. Toks pat ramus. Jis pripratęs prie žmonių. Pripratęs nuo vaikystės. Jisai šiai draugauja, kaip ir su jumis. Su žmonėm jam įdomu, susipažįsta, pasisveikina. Labas moka duoti, tai tikrai čia. Visi lankytojai gali saugiai jaustis. Priškėse, kas atvažiuoja aplankyti, tai jisai tikrai. Jeigu jam nieko blogo nelinki. Na, o mums dar įdomu, gal Nordas turi kokių gurmaniškų pomėgių, juk Antanas Guogas šiaip ar taip milijonierius, taigi su įvairiomis pasaulio virtuvėmis susipažinęs. Pomėgiai tai čia turbūt kaip ir visų šuniukų mėsytė. Šiaip maitinam tai šunų maistu dažniausiai. Sako, ir kailiui gerai, ir virškinimui iš tikrųjų pastebėjom, kad geriausiai tinka. Bet palepinam, išverdu aš su ryžiais jautienos ar vištienos, nors Antanas... Verdu vakarienę jam, aš tai... Jo, Antanas man draudžia, sako, yra šunų maistas ir jam geriausiai tinka, o man taip atrodo lyg gaila viso vien tik ant to šunų maistą. Palepinam truputį ir žalia jautiena. Tai vat, o daugiau iš tų patiekalų, kad labai daug mes nesam davę, kad pastebėti, ką jis tokio mėgtų iš maisto produktų. Gal vat irgi išskirščiau varškę. Man buvo sakę, kad varškė labai sveika dėl baltymų šunims, vat, kad reikia kartais, tai jisai su didžiuliu noru tą varškę valgė jo. Aš galvau, nenorės, bet labai labai patiko. Jei jau Aistė nemylimam vyrui, o pirmiausia Nordukui vakarienę verda, tai gal ir miega visi kartu? Ne, šį kartą prieš mus spartietiškai išsiauklėjęs ir šeimininkų sveikata besirūpinantis šuo. Ne, tai jisai pamiega kartais, bet šiaip tik kai jam pasakai ateiti, kad jis gali ateiti, Jo. o šiaip jis tai nesiveržia. Ir jeigu pasakai nulipti, jisai nulipa. Jisai žino savo vietą, jisai žino, kur jam būti namuose, jisai eina prie
Aišku, jam atidarom langą ir žiemą pačioj, tai jam yra ramu ten būti, jisai ten būna dažnai, bet eina į viršų. Mes dabar irgi su pradėlu langų miegam, tai jisai taip pakeičia tas vietas. Mums patiems kartais malonu tiesiog ryte atsibundam, Norduka, ateik į lovą. Tai užlipa, taip mes paglostom, bet nėra tokio, kad jis ten verštus, mums kažkokių problemų ginti reiktų. Ne, nu jam ir per šiltai, nes jie šilumos labai nemėgsta, jie ieško šalčio. Kuo šalčiau, tai jis prie lango atviro, tada jis laimingas, miega ten. Taip. Jam tai svarbu, kad nebūtų per karštą. Tai dėl to ir šiaip sveikiau gyventi, kad kuo šalčiau, tai jisai matai, daug gerų tokių įgūdžių įneša į šeimą ir kad daug vaikštom kilometrais, tai sveikata gerėja ir jisai toks, Taip, nes ypatingai, kai taip šalta, tikrai nenueitumėm miško takais tiek daug tų 3-4 kilometrus. Nueitumėm, bet ne kasdien, o su Nordu kasdien tą darome. Nuo mažens Aistė su Antanu auklėjo Nordą, kad jis būtų draugiškas aplinkai, tačiau ir per arti svetimų neprisileistų. Svetimiems prašymams abejingas būtų. Be visų kitų teigiamų šeimos pakitimų, Nordas dar dovanoja šeimininkams pažintis su naujais žmonėmis. Jis labai veržėsi, kad susidraugauti, padraugauti, pabėgioti. Netgi mes per Nordą su kitais žmonėms susidraugavome. Atsiveža, yra viena patelė Morka, kur žmonės turi restoraną mieste. Tai jie pradėjo draugauti, bėgioti ir mes taip su žmonėms susidraugavome. Labai gerą restoraną. Jeigu jau Nordas turi draugę Morką, kurie aplanko jį gimtuose miškuose ir dar simpatiją Garliavos mokyklėlėje, tai gal gražuolis netrukus kokią draugę į svečius ilgesniam laikui pasikvies? Deja, ne. Mokyklėlėje turėjo draugę. Jau mes juokavom su Antanu, sakom, tai negi ir tą draugę jau reiks parsivežti, jie nupriškės. Ne, šuniukai taip negyvena. Negali gyventi kartu su draugė. Nors gražiai skamba, bet taip nebūna. Deja, taip gamta nesukurta ir jis tik trumpam gali pabūti. Tačiau tėčių Nordukas būtinai taps. Dar šiek tiek paaugs, pašelios ir Antano nuomonė būtinai susilauks vaikų. Ne, tai būtinai reikia, kai toks geras šniukas, kad daugiau, tai gal atsiras žmonių, kurie irgi turės kokią gerą veislę ir manau, kad dar daugiau tokių šuniukų, jeigu yra reikalingi žmonėm Lietuvoje, nes kaip sargai tai puikus ir kaip draugai, kaip ištikimi draugai. Pati geriausia veislė, mano manimu, šiaip. Šeimininkai džiaugiasi, kad Nordas labai žingeidus ir imlus naujoms patirtims. Vasarą išvykę porai savaičių su reikalais, Aistė ir Antanas paliko mažylį Aistės sesei. Grįžę rado augintinį, jau mokantį pagal komandą ir gulti, ir sėsti, ir stoti. Tad vasarą iškeliavęs į šuniukų mokyklėlę, Nordas šiuos įgūdžius pasitobulino ir dar naujų išmoko. Greta šeimininkų eiti, ko netruksime ir patys įsitikinti. O paklausę, gal šuo turi mėgstamų žaislų, išgirstame, kad ne tik žaislų, bet netgi mėgstamą sporto šaką. Turi keletą. Teniso kamuoliukas yra labai mėgstamas žaislas. Futbolą žaidžia kartais, kai jau norisi judesio. Kai iš tenisą žaidžiu, tai žiūri, jam įdomu. Jo, taip, Antanas žaidžia tenisą, o Nordas jisai stebi, tada irgi pats su tuo kamuoliuku žaidžia, žodžiu, jie pramogauja kartu. Labai ištikimai, labai protingi, ir turi jausmą gerą ir šiaip. Ir jis nori mokintis, jis nori kuo daugiau mokintis, tai jis tikrai nepavargsta. Akutės dega, kad tik mokytis, išmokti daugiau. Ir nėra to įkyrumo, žinot, kai būna kitos veislės, negali atglostyti vis, reikia to dėmesio. O jis labai viskas, taip, savo vietose. Pamenate, Aistė pasakojo, kad Palangoje Nordukas su jais visur keliavo ir vietos restoranus aplankė. Užtat Anupriškių rezidencijos restorane Nordas tikras šeimininkas. Kai nėra žmonių, tai jis turi pomėgį atėjęs į restoraną nubėgti virtuvę, pasisveikinti su visais, labas letenėlę paduoda. Ne į pačią virtuvę, bet... Ne į pačią, bet tiesiog prie padavėjų. Prie baro. Taip, su savais pasisveikina, pauosto, taip, jis turi, žinai, kaip šuniukai sveikinasi, taip. Pauostyti jam reikia žmogų ir prisilies prie veido kuo arčiau. Tai jis tada taip užuodžia, žinau, tada kvapą žmogaus ir jis jau pažįsta. Ir jis jau taip turi daug draugų, jis jau pažįsta.
Ne vienas laidos Duok labas herojus yra pasakojęs, kad keturkojis augintinis tarsi šeimos jausmų barometras. Jei kam liūdna, paguos, jei kas balsą pakels, suklus ir sustiguos. Šio ryto pašnekovai jau ne kartą nustebino. Nors su Nordu kartu nemiega, bet gal jis bus tas, kuris 2 keliauninkus prie Lietuvos pririš. Jam svarbiausia, kad kaip tik, kad mes kartu būtumėm. Mes, tarkim, dviese, Antanas dar negrįžęs, tai jis jau nerimauja ant laiptų, va, toks sukaratus nemiega, grįžta viskas. Gulti, Nordu. Gulti. Ramu visi namie. Jau kaip pirmas buvo toks šuniukas, aišku, pats jo negaliu daug laiko praleisti, nes Lietuvoje taip daug. Anksčiau iš vis nebūdavau, bet dabar vis daugiau. Nordukai. Sėsk, Nordu. Gulti. Gulti, Nordu. Gulti. Gulėti. Pagulėti. Mes neplanuojame jo į miestą vežti. Nėra prasmės būti tam mieste, jisai vis tiek. Kaimo yra gyvūnas. Taip, čia daug erdvės, miškai, mieste nelabai ten jam ir reikia vaikščioti. Nu, nėra prasmės ten jam. Nėra ką veikti mieste šuniukam tokiem. Jisai čia gyvena ir čia jam užtenka. Taip ir yra. Niekada į miestą negrįžtam. Nėra prasmės. Kažkokiais reikalais, bet. O taip tai laisvas laikas ir apskritai čia būname. Bet jis toks ramus, jam nieko daug nereikia. Atsisveikiname su Nordu ir jo draugais Aiste Šlapokaitė ir Antanu Guoga. Panašu, kad šią trijulę vis dažniau matysime Lietuvoje. O jeigu reiks, visi draugiškai padėsime ir Nordo vaikučiams vardus išrinkti. Na, o dabar ilgai lauktas ir labai populiarus šuniukų grožio konkursas. Užtikrinu jūs, kad visiškai nesvarbu, kokio dydžio ir veislės yra jūsų šuo. Mažiukas, kaip mano laidos partneris Čihuahua veislės Knopkis, ar didžiulis kaip rusų vilkogaudis. Jūs visi galite dalyvauti gražiausio šuns konkurse. Nugalėtojui atiteks net 50 kg Canis šunų maisto. Savo augintinių nuotraukas siųskite adresu savireklama@btv.lt. Na, o balsuoti už gražiausią šunį galėsite BTV Facebook puslapyje. Būtinai dalyvaukite ir sėkmės. Šiandien viskas. Tikiuosi, jums buvo įdomu pasisvečiuoti pas Antaną Guogą, susipažinti su jo vokiečių aviganiu, o mes pasimatysime po savaitės, sekmadienį, 8 val. Ryto per BTV. Iki. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.